Nu ką, šitą nominaciją yra nuo Tepalinių. Tai klubas, kurie turi senus motociklus. Ir ne tik turi, bet dar ir važiuoja, keliauja. O čia ir nominacija apie tą patį keliavimą senų motociklų. Reiškinys, nu toks prikolas, bet iš tikrųjų tai sunkus dalykas yra. Ir senų motociklų šį kartą atvažiavo tik apie 20%, tai reiškia, kiti dar turi pakankamai smegenų, kad atvažiuotų su mašina arba atvažiuotų su importiniu, nes ir tikrai sunku važiuoti su tuo senu motociklu, bet vis tiek atsiranda, yra žmonių, ir savo pliusų, daug minusų yra. Ir šiai nominacijai laimėt buvo faktorių tokių kaip kelintų metų motociklas, amžius vairuotojo, lopšių su lopšiu, ar keleivis ir nėra keleivių, nu žodžiu, viskas įtakojo. Taigi, pradedant jau šitą mūsų apdovanojimus, buvo labai sunku skaičiuoti antrą ir trečią vietą ir nusprendėm, kad antrą ir trečią vietą neskirstysim, nes palei taškus skiriasi nedaug, atkeliavo bičai iš Estijos abudu. Vienas numynė daugiau kilometrų, bet užtruko pusantros dienos, kits biškį mažiau, bet per vieną dieną įvarė abudu su žiauriai senais. Vienas Indiana 1941 gamybos, kitas su BMW R71. Ir aš biškį turiu angliškai pabandyti pasakyti, nes jie niekur čia nesupras lietuviškai. Alright guys, I try to say in English. You, Richard, and your friend Sulev, you are driving with very old bikes from Estonia. You in 1.5 day, your friend Sulev in 1 day, about 600 kilometers. Could you tell me why you are driving with old bike? You could ask everyone to buy adventure enduro and forget all problems. Why are you driving with such old bikes? Could you tell me this secret? Yes, thank you. I personally have only old bikes. My friend Sulev has the most newest Indian, then I think 40-year-old Indian, and then 80-year-old Indian. But I like old bikes because it's interesting to drive. It's maybe not always working, and it's makes me feel happy that the bike is driving. If I one day buy a new bike, then it's a little bit too boring for me that I can be sure that it's always driving. So for me, it's makes me happy. And another thing is that my wife said that you never buy a new bike because then you are speeding and then you will crash and then you will die. But this is second answer. So first is it's making me happy. Super. Look, you won second and third place. I congratulate you. Thank you very much. I think we come to you to Estonia someday, and this is small gift from our club for you and for your friend Sulev from Estonia. Yeah, both these is practical gift with some stuff. Thank you very much. And dabar jau vėl lietuviškai. Pirmą vietą, biškį duomenų apie pirmą vietą pasakysiu. Bišas į renginį atvažiavo, prieš pirmą vietą dar paminėsiu tiesiog bišų, kurie tikrai keliauja per metus su senu motociklu. Pavardės, mes jiems bent paplosim. Jie negavo antros, trečios vietos, bet jie daug mina. Į šį renginį gal biškį mažiau atvažiavo, bet šiaip jie daug nuvažiuoja su senais motociklais. Tai ne tik Tepaliniai, bet dar ir tokių drąsuolių, bet Tepalinių. Tai vat ir Regis Kačergis, Rolanas Jaščenko, kuris kitą savaitę iki Viduržemio jūrų su Dniepru važiuos. Tai įsivaizduokit, koks drąsuolis. Alfredas Vaitkauskas, Justinas Guobys, Darius Dirgėla, Gintautas Rutkauskas,
Gediminas iš Šėtakonių, Žilvinas Bukšnys, Daiveris Kęstutis ir dar daug kitų, kurių šiandien nepaminėsiu, bet ir tikrai žmonių, kurie su tais motociklais važiuoja. Ir dabar apie tą pirmą vietą keletą skaičių. Tai buvo žmogus, kuris vežė keleivį, su lopšiu važiavo, numynė iki šito renginio 821 km, 3 dienas važiavo, per žvyrus buvo, per lietų prieš vėją, greitis ten apie 60 geriausiu atveju, prieš vėją gal netiek nebuvo. Surinko iš viso 1332 taškus. Viską jau ten sudėjus, tus kriterijus, koeficientus, taip toliau. Ir nugalėtojas yra Paulius Geraltauskas. Ir aš norėčiau, kadangi nepasakiau, koks motociklas, kai jis pats atvažiuotų ir parodytų jums, kas čia per super motociklas yra. Pažiūrim. Pauliau! Pauliau, nu, aš žinau, kiek įpardysiu, nenorėčiau važiuoti. Iki bet kurios. Čia viskas ir blogai, ta prasme. Šitas Jupiteris, kad paklausim, tie žmonės pasakys, kurie su jais važinėtų, kai jie iš vis nesukurti važinėtų, tik knistis apie jų. Ir tu važiuoji, pernai mačiau važiavai, šiemet važiavai, jis yra originalus, degimus originalus, karburatorius originalus, padanga, čia plasmasinė, na pažiūrėk. Ir aš matau čia žvyrai, vis suodinas, suplyšęs visus. Ir man bišai sakė, nes jie tai mato, tu vietoj transporto priemonės jį naudoji. Va, į darbą važiuoji iš ryto, 5 ryto, su kroksais, va, tu visą kelionę turbūt atlaikėjai. Ir aš tau, mes tepalinė tokią dovanikę, kur mes ją turim? Pirmai vietai. Žiūrėk. Čia tai ne taip greitai, kaip tu galvoji viskas. Ir žiūrėk, užmes kakį. Per greit važiavai. Užmes kakį dar biškį. Šitas, matai, negalvok, aš jau nežinau, kad tu laimėsi. Va čia išfrezuota šiandien ir su rankom šitas tavo vardas. Bet esmė čia ne tau garažą, kad tu laikytum. Bet čia va, vis tiek tau tas ižas sugės, žinok. Aš žinau iš savo patirties. Jis sugės, tai čia tau bus kaip rampa. Va, apverčiam. Pyst ir ant ralo va vežiesi. Lenta. Ir varai. O dar jeigu gali suvedimą padaryti, su formatu nupjautą, matai, pyst, viskas dalykas. Na, toks praktiškas dalykas ir viskas. Tai va, dar kart sveikinimai, šaunuoliai. Matau, Klaudijos pasirodė, tai dar kartą norim padėkoti Opozit LT rėmėjų renginio. Ir yra dar vienas dalykas. Pas kažką tik taip yra iš motociklo. Kas pompą pametėt? Rado.